Sveiki visi. Labai jau daug laiko praėjo nuo mano seniai daryto palėpės rekonstrukcijos video. Tad norėčiau parodyti, kaip šiai dienai viskas padaryta, išspręsta ir dar kūrimo procese. Tad kaip paklausimas, kai stovėjo kas 3 metus stulpai, dabar jie yra pašalinti, padaryti kiti ir pastatytos pertvaros ir štai va, miegamasis. Šviesus, puikus, galiu net drąsiai pasakyti, kad 5 ryto jau keliesi į šviesą ir viskas aišku. Čia pasistatė vonia, įsirengė, dar nėra pilnai išbaigta, nes reikalingas stalviršis, dar lentynos ir viskas vyksta. Taip. O čia didžioji erdvė, realiai, kurioje pagrindinį akcentą sudaro židinys su raudonom plytom ir labai šviesus butas. Palikau angas įėjimo, kad būtų galima kažkokiam daiktam pasidėti ir panašiai. Ten televizorio zona, kažkas tokio. Ir štai va toks vaizdas per langą. Tiesiog. Ramybė, gražu, viskas faina. Ir po biškį montuojasi virtuvinė dalis. Baldininkai turi atvežti fasadinės dureles ir panašiai ir panašiai. Su šita palangė apdaryta, kad šildoma. Esu pridaręs daug visokių tokių niuansėlių. Netgi ten taupydamas radiatoriaus kainą padariau lygiai tokio pačio efektyvumo iš daugiasluoksnio vamzdžio. Tad idėjų po kol kas jau pridaryta daug. Šitos pusės atrodo taip. Laiptai su pakopoms panašiai. Tad, manau, tiek. Jeigu patiko, turi pastebėjimų ar kažkokių įžvalgų, kurios galėtų man padėti, ar galėčiau aš tau padėti, rašyk apačioj komentarą ir manau, susisieksim, susišnekėsim, pasidarysim. Tad, ačiū tau, kad žiūrėjai. Ir tiek.